didžiausią mėsmalę. Miškelis įdomus, stačias įkalnės, tai man patinka. Bus rytas, važiuojam šiandien į cross country. Pirmą kartą gyvenime varysi ribdėse varžybose. Reikės važiuoti 60 minučių. Pradedantiesiems tai įdomu kaip seksis. Ar lietingas, bus slidu. Tai va, reikia biškį užsikurt. Nu, lipdukai baisiai užklijuoti. Šis gražiai atrodo. Šitas taip va. Tas taip va. Pasiruošę? Taip. Sveiki, mėly žiūrovai. Nebijai? Ne. A jūs? Ne. Nemeluok. Biškį. Šiky, vata, nu kodėl meluoju prieš tos žiūrovus? Gerai, ramiai. Varysim dabar į techninę komisiją ir apžvalginį ratą. Tai varžybos reikės važiuoti 60 minučių. Trasos ilgis 8,9 km. Žiūrėsim kaip seksis. Biškį bijau starto, bet nieko. Startuosim ir ramiai savo tempą judėsim. Svarbiausia savo tempą judėti. Planas yra įveikti ir nesugriūti nei kartą ir nesustot. Tai va. Apžvalginis ratas dabar. Keliai. Apsižiūrėsiu, kad trajektorijos varyti. Biškis slidu. Nemoku važiuoti. O, gerai. Opa! Jisai išsirikėjo startui. Apžvalginis ratas nebuvo toks sunkus, kaip tikėjos. Tai visai įmanoma, nedaug šuolių. Miškelis įdomus, stačias įkalnės, tai man patinka. Ir daug akmenų, tai bus liuks. Jau iš karto sugadinau lipduką, blogai prisikliavau. Per arti čia, tai tryniausi kojom. Tai nesąmonė. Startas. Mano ausis va ten. Padarykime vieną minutėlę. Tylos, susikaupimo! Startuojam su užgesintais motais, kai išgirstam pypsį. Anksčiau būdavo šūvis, bet po to pakeitė. Sako, nesigirdi. Tai pirmiausia startuoja profai, po to vidutiniokai. Nu ir iš galo startuoja C klasė. C pradedančiųjų klasė. Nu ir iškart man kodėl, galvoju, kad esu įsijungęs antrą bėgį. Iš tikrųjų nieko nebuvau įsijungęs. Kol susigraibiau, paskutinį startavau. Bet gerai, nuėjau klasę didžiausią mėsmalę. Pačioj pradžiai. Vis kažkas nepasidalina trasas. Čia startuoju su LMSF licenzija. Mano numeris 646. Kaip skaidiklio. Ir jau galima sakyti, esu oficialus lenktynininkas. Beveik vienu metu iš viso startavo 126 motociklų, 4 atskirai, 11 klasių. Mano klasiai C pradedančiųjų yra 18 varžovų, o didžiausia klasė yra C1 pažengusiųjų, 39 varžovų. Tai pats baisiausias dalykas man buvo pats startas, dėl traumų, dėl avarijų, bet kol kas išvažiavau gerai. Nors ir startavau paskutinis, kažkiek pavyko apsilenkti tą mėsmalį. Tikrai aš tą startą labai bijojau, nenorėjau pirmą šauti, nes jeigu pirmas iššauni, spaudimo labai daug. Tai C klasė važiuoja 1 valandą, dar tiksliai nežinau kaip skirstama, bet vidutinė klasė važiuoja 1,5 valandos, o profai važiuoja 2 valandas šitą trasą. Tai aš noriu save pataisyti, trasos ilgis 8,7 km, ratas užtrunka kažkur 10 minučių vidutiniškai. Čia jau pastebėjau, kad mano tempas kažkiek yra greitesnis iš kitų ir pradėjau lenkymus. Tikrai neslėpsiu, atvažiavau su noru paimti gerą vietą. Buvau labai susikaupęs ir pastartą užpildęs adrenalinas. Stengiausi kuo daugiau apsilenkti, kad man po to būtų lengviau važiuoti savo tempą. Truputį varau iki ribatuvų, kad nereiktų junginėti bėgių, kad nesulėtėčiau. Vis tiek prieš posūkį reikės stabdyti. Ir aš esu labai dėkingas savo motociklui, kad jis yra 3PM. Aš galiu
rankeną iki galo atlaužta. Ir jis man nevažiuos per greitai. Čia jau truputį supratau, kad aš galbūt per daug spaudžiu, reikėtų apsiraminti, bet vis tiek jaučiu, kad mano tempas yra šiek tiek per mažas. Ir priekį važiuojantis raideris 190 numeriu, Edgaras Vladika, palaikė tempą, bet turbūt priekį važiuojantis raideriai mus stabdė abu. Bandau imti platesnės kampus, kažkaip gauti pranašumą kažkur tai. Čia truputį siauriau. Ir spaudžiu. Po kovos pavyko aplenkti ir jį. Ir vėl prisiviliau mobili linija komandą. Po vieną apžvalginio rato trasos tikrai gerai aš nepamenu. Kažkiek atsimenu kalniukus, šuolius tokius, bet dar po pirmo rato neatsimenu, kaip kur gali paspausti. Svarbiausia, stengiausi išlaikyti savo tempą ir nedaryti klaidų. Nors adrenalinas tikrai pušina, truputį užvaldo. Žinau, kad važiuojam valandą, tai stengiausi kažkaip ir pasilaikyti ir įvažiuoti savo tempą, tai toks truputį pasimetęs, kaip čia daryti. Vis dėlto pirmas kartas. Tai trasa susidaro iš visko. Iš motokroso, enduro elementų. Trasa yra akmenuota, sandėlis akmenų. Bet šiandien užtat turim tobulas oro sąlygas. Iš vakaro palyja, dabar sausas oras. Trasa tobula. Medulkas, sukibimas yra. Tai pirma dalis yra tokie pakilimai, kažkur tokios įkalnės, tokios aukštesnės. Po to prasidės ir nuokalnės, miškelis, toks siauras, tokios pravažiavimas vienas. Ir ant galo po to būna ir motokroso trasa. Truputis šuolių. Tai yra trečias etapas cross country. Pirmus 2 etapus aš praleidau. Dar jaučiau, kad mano kiaušai per mažyje. Sandbox'e buvo visiškas mėlynas, o Klaipėda irgi dar žiauresnis mėlynas. Tai patys pirmi etapai po žiemos patys žiauriausi. O aš tokiuose dalykuose nesu važiavęs. Max motokroso trasai. Na, čia viena iš statesnių įkalnių. Ir čia galim pasirinkti kelius. Aš pasirinkusiu statesnę nuokalnę, kur galiu aš nukirsti truputį kampą. Ir taip pavyksta aplenkti vieną raiderį. Taigi, kai kur keliai išsišakoja ir turi reikiamą momentų pasirinkti tinkamą kelią. Gal tu važiuodamas trumpesnių kelių nebūtinai įgausi pranašumą prieš kitus, gal ilgesnių kelių didesnį greitį pasieksi ir po to kompensuosi tą. Tai tai reikia atsižvelgti. Ir čia užverda kova tarp 5-11 numerio, irgi Husqvarna. Tempas labai panašus. Su juo praeitą savaitgalį važiavom X-trail'e. Tai gaunasi tokia draugiška dvikova. Aš net nežinau, ar jis mato mane ar ne. Bet važiuojam gan arti viens kitą. Dar jeigu čia jis būtų sugriuvęs, būtų tikrai pavojinga, aš jį pervažiuočiau. Čia gaunasi, kad lenktyniavom tarpusavį ir dar bandom aplenkti tą kitą raiderį priekį. Na ką, pavyksta aplenkti 5-11, bet jis vėl mane aplenkė. Kova tikrai smarki, spaudžiam tą raiderį, įsišakojamas, pasirinkam skirtingus keliukus ir man pavyksta aplenkti. Prasideda čia truputį didesni bumpsai. Čia nelabai matas, bet mane tikrai gan smarkiai sumėtė, bet sugebėjau išlaikyti teisingą poziciją ir didesnį greičio aplenkiau kitą. Pagaliau aš galiu atsikvėpti ir važiuoti savo tempu, kuris nėra lėtas. Manęs po to niekas neprisivėja. Tai reiškia, viskas gerai. Na, bet jau tarpas tarp kitų raiderių yra gan didelis. O čia jau pravažiavę kokią, mes esam trečdalį trasos. Mojuojama geltona vėliava, tai reiškia draudžiami šuoliai. Kažkas va susipynė. Įstrigo kitą moco rankenėlę tarp kitą ratą. Čia va tokie pakelimai, tu nežinai kas laukia. Gali šokti ir skristi tiesiai į fletą. Tai reikia atsakingai pasirinkti savo greitį. Šiaip šitas varžybas man labai patiko. Pats formatas labai geras. Visa valanda vien atakavimo ir darbo su savim. Palyginus su enduro čempionatu, kas yra greičio ruožai, ten truputį turi laiko ir pailsėti, o čia nėra laiko pailsėti. Gazas, full attack. Po truputį vėjosi ir kitą grupelę ir čia jau prasideda miškas. Miško dalis siaura, viena vėžė, tarp medžių.
Na irgi, va, priekinis lėčiau važiuoja ir susidaro jau kamščiai. Na čia va, aiškiai gali matyti, kad galima pasirinkti ne vieną kelią, o kitus. Jeigu manai, kad greičiau važiuosi ten, va, yra proga apsilenkti, kaip tas raideris su oranžiniu motsu. Na ir čia aš renkuosi truputį statesnį įkalnį. Vos taupysiu laiko ir va, man pavyko aplenkti tai, kas mane aplenkė. Nekščiai mane nelenkščiai, jeigu apsilenkiau viskas jau. Net nebandyk lenkti. Jekauju. Svarbiausia, reikia žiūrėti savo tempo. Ir nepasimesti. Su manim startuoja tokie legendos kaip Vytautas Bučas, Domantas Jazdauskas, Nerimantas Jucius ir Domantas Virkšas. Kaip jie lekia, tai jūs neįsivaizduojat. Žiauru profesionalai. Jie labai gerai moka posakius imti. Nu žodžiu, viską. Kai tą prisivietą, tik nori pastraukti, kad aplenktum. Taip pat mano draugas su prezidentinė pavardė Karolis Nausėda. Labai ačiū jam, nes aš be jo nebūčiau gal išdrįsęs važiuoti. Paklausė manęs, ar dalyvausi cross country? Pasakiau jo. Davai varom. Nu ir maladėt, sako. Ir važiavom. Padėjo man viską čia. Supras, kaip kas vyksta. Labai ačiū Karoliui. Kažkaip mėgstu aš tos Karolius. Na ir va, pasivėjus vėl prasideda lenkimai. Bet atsimint turiu, kad kuo daugiau lenkiu, tuo toliau yra geresni raiderių žmonių. Ir lenktis darysis vis sunkiau. O mano galvoje atrodo, na ką, aš daug apsilenkiau, reikia lenkti dar daugiau. Ir mano galvoje. Tempas geras, čilinu ir stengiuosi pasivyti. Vis dar atsimink, kad čia yra pirmas ratas. Bet mano galvoje tas visiškai buvo išėjęs, stengiuosi pasivyti. Čia va, buvo gera tiesioji, kur net galima 5 bėgį jungti geresniam raideriam. Labai patinka, kad čia nėra motokrosas, nėra tų šuolių. Viskas truputį taip ilgiau, net nežinau kaip paaiškinti. Grinai tokios kaimo lenktynės. Ne motokrosų trasa, nėra tramplinų tiek daug. Startuoti gali tiek krosiniai, tiek enduro motociklą. Didelių reikalavimų technika nėra. Svarbiausia, kad būtų tvarkingas, stabdžiai, rankenėlės, kad niekas neklibėtų. Padangos nebūtinai fiminės, gali būti ir motokroso. Bet yra atskira kategorija enduro, kur cross country važiuoja su lempom, su fiminėm padangom. Šioje kategorijoje važiuoja Nerimantas Jucius ir yra lyderis. Na tai man pavyks apsilenkti dar vieną. Padarau klaidą ant posūkio, man greit sulėtėjo, priešininkai atsiplėšė. Gali matyti, kaip užverda kova prieš priekį važiuojančių 2 raiderių. Ir aš nuo jų stengiuosi neatsilikti. Rankena dugnas. Kažkaip gal vėliau pradėti stabdyti posūkiuose, eina skersyje gerai. Stengiuosi ir aš guldyti. Taip reikia raideris 95 numeriu Armantas Grinskis, Brothers Power MCC. Jis jau yra kitoje klasėje, C1, lenkiant susiliečia mūsų rankenėlės. Gan agresyviai čia aš jį puoliu, bet man pavyko apsilenkti 2 raideris kaip tik. Na ir čia man agresyvus važiavimas pakišo koją, nebesuspėjau sustabdyti. Pradėjau čiuožti ir įsitrenkė 701 numerį. Ir čia prasidėjo mano nuotykiai. Pabėgo žvedimo mygtukas, greitai aš negaliu susiimti ją. Visus tos, kurios aplinkiu mane lenkia dabar. Pavyko užsikurti, bet jaučiu, kad gazas užstrygęs. Jie šį pasuku ir jisai neatsileidžia savaime. Nustojus važiuoti, adrenalinas truputį nuslūksta ir atsiranda visas nuovargis. Užsipumpausias visas rankos. Greitai bandau kažką daryti, kad susitvarkyčiau. Bet man šitas durnas rankų apsaugėlės neleidžia, nes jos yra įsuktos į vairą ir jos biškiai pamygo ten ir viskas, kertasi gazas. Tai va būtent techninė komisija ir tikrina prieš startą, kaip viskas pas tave veikia, nes kai jau nebeturi jėgų, tai darėsi labai pavojinga važiuoti. Nes jau tu mechaniškai turi atleidinėti tą gazą, tai nusprendžiu aš važiuoti, toliau stoti, bet jaučiu, kad aš blogai valdau motociklą. Nebepavyks važiuoti pilnu tempu. Galvoju, gal geriau man susistoti ir susitvarkyti tai. Tai stoji, vis tiek lenktynės ilgos, valanda.
bet niekaip nepavyksta. Ir mintyse aukšta vieta ate, pradeda kilti pyktis, kad nepavyksta susitvarkyti. Na, matot, kad niekaip nesileidžia. Nežinau, sugalvoju, kad bandysiu važiuoti su ATM. Tiesiog žiūrėsiu, kas bus. Bet jų mintis negeras. Atrodo, aš nebenoriu važiuoti čia. Viskas man sugriuvo, galvoju, kad aš įsivaizdavau. Mintyse save keikiau, kodėl aš tą rankinėlio apsaugėlį užsidėjau. Dar kaip tik prieš važiavimą aš užsidėjau ją naują ir neprisiveržiau matyti iki galo ten tvirtai. Bet nieko. Pagalvojau, kad bus gera treniruotė. Kažkam ir labiau nepasisekė. Iš trasos išnešėjau su nasilkom. Gaila žmogaus, tikiuosi jam viskas gerai. Supratęs, kad aš nieko labai nepadarysiu čia, su tuo susitaikiau ir nusprendžiau iki galo susitvarkyti rankinėlę ir tai bus man gera treniruotė šitas varžybos. Tebūnie tai būna gera pamoka visiems, kad maža klaida gali kainuoti visas lenktynės ir reikia stengtis išlaikyti šaltą protą, protingai važiuoti. Tai jau yra pirmo rato galas beveik, prasideda motokroso trasa, ji yra jau platesnė ir tai buvo tik pirmos 10 minučių važiavimo iš valandos. Jeigu norite pirmi matyti, kaip man sekasi, tai pasekite mane Instagrame L_Kliauga. Ten kelių ir daugiau nuotykių, kaip ką veikiu su motociklu. Ir patys pirmi galėsite matyti, kaip man sekasi varžybose, nes istorijų vis laik būna. Tai va, jeigu norite matyti pirmieji, ar matyti, kur aš dalyvauju, tai sekite Instagrame. Čia kairėje yra kuro užpylimo zona, pytai. Na ir trasos teisėjai jau mus pristabdo, kad važiuotumėm lėtai, nes yra greitoji trasoje. Tokie vaizdai nekelia ūpo varžybose ir tai gali nutikti kiekvienam. Šalmas nuimtas, tikriausiai viskas gerai su nugara. Tai palinkėsim tam raderiui greičiau pasveikti. Taigi tiesiog dėl geros treniruotės sustojau normaliai ir atsilinkiau tą rankinėlį, susitvarkiau. Ne iki galo, bet jau tikrai galėjau važiuoti. Na ką, finale likau 17 iš 18, bet patirtis yra neįkainojama. Ką, finišas? Laikas ne taip, kaip norėjau. Norėjau geriau, bet pradžią laikiau savo tempą, startas buvo neblogas. Negriuvau. Buvo mėsmalė pradžiai. Pradėjau lenkt pačiam pirmo rate. Turbūt čia ir klaidą padariau, reikėjo važiuoti savo tempu. Na ir ką ten, pradėjau lenkt, visas spaust. Na ir nepristabdžiau laiko prie posūkį, įstrenkiau kitą mocą. Griuvau, tada sutrenkiau rankinėlį. Tada apsauga stabiliška. Va, užstrigdina. Nebegalėjau užspaust normaliai. Nebegalėjau lyti savo tempo mocų. Pradėjau ranką rakinti. Nu ir žodžiu, stojau atrankinėti, nes galvojau, nebesaugu važiuoti, reikia suskopti. Viskas nebesvažiavau dėl varžybų, pirmos vietos, tai va taip ir gavos. Kitą kartą bus geriau. Laikytis plano reikia, važiuoti savo tempą, neskubėti. Nu, hei. Bet labai įdomu, cross country, žiauriai. Įdomu, nes motokrosas, ta trasa tokia. Viskas pradeda atsiminti, po to kiekvieną posakį, kur ką važiuot. Arba naujų trajektorijų sugalvoju, nu taip buvo. Neblogai sekasi, tai tikrai kartosim. Iki kitų kartų.